Niekada dar nereikėjo tai mergaitai tiek mūsų paramos, kiek dabar. Kada jinai pakliuvo į tą teritoriją, iš kurios jinai visą savo trumpą gyvenimą stengiasi bėgti. Ir jeigu mes čia dedam tašką, mes iš tikrųjų išduodam vaiką, išduodam viską, ką mes darėm iki šiol. Matot, aš ne veltui pasakiau, kad nėra žmogaus, nėra problemos. 10 kartų mes... Bet jinai gyva, jinai šiandien gyva. Jinai šiandien nuslopinta vaistais, jinai šiandien paklota kažkur tai pastankūnaitė ant lovelės. Neaišku, žmonės ten aplink ją vaikščioja. Žiobienė šiandien aiškino per TV3, kad jinai... Kodėl reikėjo paimti? Todėl, kad jinai pas Neringą auga egocentriška asmenybė. O įsivaizduok, jeigu tu savo dukrą, aš savo dukras išauginsiu egocentriškomis. Tai žiūrėk, vieną dieną Žiobienė ateis ir atims iš tavęs jas. Todėl, kad tu netaip... Vienas iš pagrindinių argumentų jos buvo šitas. Atsiprašau, Rūta, pabandytų Žiobienė per 50 metrų prieiti prie mano dukros. Nu, jeigu pas tave ateitų 300 pareigūnų, tai, žinai, reikėtų ieškoti iš tikrųjų aplinkinių kelių, kaip tą vaiką susigrąžinti.